Oba! Oba! Žinai, ir tai vaikas sako, man labai gera dūsaut. Ir man tau nepatinka dūsaut, man in general labai patinka dūsaut tokia. O, jaskau. Ir aš tik tai tada, man tada buvo, nusakau, kokie 19-20 gal jau metų, aš tada pirmą kartą gyvenime išgirdau ir supratau, kad aš esu negraži. Pamažu žmonės prarandamas žiurkės genas, žinai, kada turi išgyventi. Oi, tas nenusakomos spalvos dangus užkloja savo šilumą, mūsų nerimą. Bet tu iš šiol prisiminė, ne, kad aš gerai dainuoju. Tu labai gerai dainuoji. Tu labai gerai. Ir ypač tu gerai dainuoji falcetu, nes tu kada mane kirpdavai, ar ten plaudavai, ar šukuodavai, tu dainuodavai, niūniuodavai falcetu. O kada atėjai pas mane į pamoką, kažkodėl ten buvo pratimas, aišku, ne nuo falcetinių natų. Ir tada kažkaip keistai skambėjo. Siaubas. Gerai. Taip. Užkuriam ugnį? Čia aš turėsiu, ne? Nu, kada paskutinį kartą tai darai? Lygiai turbūt. Kem 6? Ai, žinok, aš pernai bandžiau šašlaikinę uždegti. Gerai. Aš iš karto sakau, kiaušiniai, šašlaikinė nesiskaito. Skaitos, va. Va toks. Man atrodo, žinok, mano draugė Ieva vaikystėje uždeginėdavo, ne aš. Kur? Sode. Sode mes ten... Tam pačiam sode. Tam pačiam sode, jo. Tai prašom, tau labai gerai seksis. Aš pabandysiu, žinok. Ne faktas, kad man seksis labai gerai, bet aš, esu matęs jau kaip... Nu, va, kai nerūkantis žmogus nemoka degtukų uždegti. Žiūrėk, teta parodys. O tu dabar dėkų reikia. Tu pats nemoki, duok aš pati. Čia va taip ir būna, žinok, vyrai išlepinami, kai maždaug, ar ten pakabink užuolaidą ar dar kažką ir tada, ne taip. Kabina užuolaidas. O, žiūrėk, aš kitą pusę. Ai, čia iš viso negaliojantis. Čia malka. Jo. Ir tada, kad viską aš pati, o paskui pati, o kur, ką man prideginėti? Aš čia bandau paslėpti. Matai, kada dviese, iš karto gyvenime viskas lengviau, kažkokią man teta beta gaunas, o ne interviu. Bet tu labiau linkus dviese daryti? Žinai kaip, iš karto dabar man mintis apie muziką gavosi, kad Giedrė Kilčiauskienė, dainų ir tekstų autorė. Taip. Ne? Ir jeigu aš viena, tai daryčiau, tai labai liūdnai skambėtų. Ir man visą laiką reikalingas šalia žmogus, kuris... Yra žmogus, kuriuo tu pasitikė. Ir kad kartu, kad pasitikiu, kad pasitvirtina mano idėja, kad dingsta abejonė, kad padaro tai, ko aš nemoku. Bet panašu, kad šiuo atveju gali gautis, kad aš viena. Palauk, gerai, kantrybės. Taigi niekur neskaitom, tai viskas gerai. Nu, galimai, kad miške pražūstume. Nes... Aš ne. Ne pražūstumėm, tu sakai. Pražūtumėm. Pražūtumėm. Nepražūtum. Pražūčiau. Bet pasiklyščiau tai tikrai. Tu kažkada tai sakei, kad tu visko bijai. Aha, aš labai daug ko bijau. Kodėl? Nu, žiūrint ko bijau. Žiūrėk, kas pas mus atėjo. Svečiai. Trupučiuką buvau išsigandusi. Tai čia prie to, kad visko bijau. Žinai, ir iš karto ženklas. O anties nebijai? Jo. Kodėl aš bijau? Kodėl tu bijai? Nu jo, nes tu sakei, kad tu visko bijai. Greičio aš bijau. Greičio bijai. Taip, taisyklių pažeidimų bijau. Miške būti, aš bijau vaiduoklių, kaip, kad tu žinotum. Pavyzdžiui, sode, mano pat vaikystės
tenais vaidendavosi, žinai. Ir dabar, Kas vaidendavosi? Nu, baubokai. Ką tu matydavai? Kas tai būdavo? Aš girdėdavau, žinok, aš girdėdavau palėpėje tokius žingsnius, ten krepždėsius ir visa kita. Ir dabar, jeigu mes kartais su vyru nakvojame tame pačiame sode ir jisai išeina žvejoti, o vasara ir dar šviesu, taigi ir 12 valandą dar tokia prieblanda. Mums pavyko. Nu, dar, kaip sakant, nesakyk, neperšokęs griovę, ne? Gerai. Tai va, ir vasarą, jeigu jis ilgiau negrįžta iš žvejybos ir jau taip visai temsta, tada aš kažkaip jau jam rašau žinutę, kad jau pargrįžk, nes aš jau girdžiu tuos balsus. Okay. Bitutės jau skraido, įsivaizduoji? Jau pavasaris, viskas. Tai. O klausyk, o dabar nebuvo tas vienas momentas, kada, žinai, aš uždegiau ugnį, o tu sakai, kad mums pavyko. Taip. Kodėl? O ką reiškia, tai mums pavyko? Nu, bet aš uždegiau ugnį. Aš tave pamokiau, kaip degtukus tuos uždeginėti. Supratau. Taip. O klausyk, vienas įvykis, tau prieš pradedant pasakiau, kad, Giedrė, laikykis. Einu iš karto prie esmės, o tu sakai, kad tu nieko neatsimeni, ne? O tu atsimeni, kaip mes dainavom restorane. Galiu sakyti pavadinimą Markus & Co. Kad ten buvom, aš atsimenu. Ir Julytę atsimenu. Jo, Julytę tu ir aš. Man rodos, Julytės gimtadienis buvo, Julytei mes linkėjimus. Bet kad dainavom? Jo, mes ten gera pianinas ir ten gera atvaro pagrot vakarais tas senukas. Jau nežinau, kiek metų jau jisai ten ateina. Tenais grodavo, dabar nežinau, kas ten buvo. Tas pats, žinok. Jo. Ir mes dainuodavom. Mes grodavom, tu grodavai, dainuodavom, mes į Julę grodavo ir ten mums plodavo. Kas? Taip, ten sėdėjo žmonės. O, Dieve. Ten sėdėjo žmonės, o mes linksmai leidom laiką, nes mes pas mane kirpomės. Ir tada ten šalia, nes kirpykloje buvo nuobodoka. Jo, bet šiandien bevažiuojant čia, tu man pasakei, kad tu ir pas mane namuose esi buvęs ir aš to fakto nepamenu kažkaip, tai išsitrynęs jisai dingęs. O kaip gimė mintis būt dainininkėm? Kada jinai atėjo? Kada buvo tas? Kodėl nenori būti veterinarė, nenori būti, nežinau, kažkas. Visą laiką jinai buvo tokia mintis. Kad tu gimėjai kaip Marija Subroškė? Aš su taburetė, žinai, nes aš tampydavausi paskui save taburetę ir kai ateidavo svečių, tai aš pasistatydavau tą taburetę, ant jos užlipdavau, nes čia būdavo mano scena ir dainuodavau. Ir tiesiog žinojau, kad aš būsiu dainininkė. Dabar tu džiaugiesi to, ką pasiekė, ar dar numanai, kad esi... Labai džiaugiuosi, kad kas esu. Kad dar turi ką pasiekti, gal turi dar ką padaryti ir, yra žinai, dar kaip kur... Tokio tikslo, kaip siekti, aš nebeturiu. Bet tau dėmesys patinka? Man patinka ir dėmesys, bet man patinka kūryba, man patinka, kai man gaunasi kažkas tai sukurti, kuo toliau, tuo sudėtingiau tai gaunasi ir kiekvienas tas kūrinys, jisai vis labiau brangus yra, bet tai yra nebe dėl siekimo, kad, aš parodysiu, žinai, kas aš esu. O tu kam? Tai va būtent. Kam? Bet tu išeini ant scenos ir sakai, aš jums dabar parodysiu, kiek čia pratinkliu. Ne, tai taip išėjęs ant scenos to nedarai, bet paskui pargrįžęs namo galvodavau, žinai, anksčiau, kad, lygindavau save su kitais, žinai. Lygini save su drauge? Su drauge? Jo. Ne. Nelygina? Ne. Man, kada kažkaip apie jūs tai prakalbom, aš ruošiausi tam podcastui ir aš kažkaip pagalvoju, ar norėtum tu su ją padainuoti. Norėtum sukurt gabalą. Mes netgi esam kalbėjusios su ją. Aš tikiu, kad reikia, būtinai reikia, nes galų gale mes esam, žinai, dainavusios Pieno lazeriuose. Taip. Ir mes net pernai esam apie tai kalbėjusios. Nes jūs, kiek žinau, tik pakvietė tave į Pieno lazerius. Taip, jai buvo 16 metų, aš buvau jos mokytoja
ir jinai pasikvietė mane padainuoti keliem koncertam Vokietijoje, bet kažkaip po tų kelių koncertų Vokietijoje aš taip ir pasilikau toje grupėje. Jo, paskui Justė išvažiavo studijuoti kitur į Londoną ir jau aš pasilikau kaip viena vokalistė ten. O kokia Giedrė vaikystėje? Kokia tu buvai? Tu tokia pat ufonautė kaip ir dabar? Tu skaitai save keista? Žinok, kaip kuriuose situacijose, kai kur man labai atrodo, kad aš esu labai racionali ir tokia. Aš esu labai taisyklių žmogus. Aha. Aš būtent man keista prie tavęs tai sakyti, nes tu mane kitokią pažįsti. Taip. Bet šiaip aš tikrai... Dėl to man atrodo, kad aš labai linkiu tau nenusišnekėti. Ne, bet palauk, žinok, mano mokiniai, pavyzdžiui, jie mane mato labai kaip taisyklių žmogų. Aš taip galvoju. Bet tu galvoji, kad yra viskas normalu kalbėti šuniuko ir kačiuko balsu? Ne, čia yra mano hobis, žinai, bet pavyzdžiui, aš vairuoju visą laiką tik tai tuo greičiu, kuris yra leistinas tam tikrose vietose ir aš tenais neišsikalinėju ir nefantazuoju. Žinai. Bet čia saugumas, čia viskas tvarkoja, bet kitur. Kitur. Ar tikrai ten tos taisyklės jau visos? Bet žinai, kas be to, kad aš įgarsinu savo katiną, kas ten dar tokio keisto pas mane. Man atrodo, kad viskas ir pas kitus žmonės taip pat vyksta. Visi irgi garsina kalbą katino balsu, ne? Ne, katino balsu nekalba, bet visa kita yra lygiai taip pat. Jo. Tai nemanai, kad tai keista? Ne, nemanau. Aš tikrai nekeista. Kodėl tu juokies? Aš išgersiu tavo skaniausios arbatos, kurią gyrei. Jo, žinoma. Pažiūrėsim, ar ne karšta. Oi, čia tokia tikrai nieko. Ne, tikrai labai gera. Žinok, man čia visai gerai sekasi, iš tikrųjų. Aš jau supratau, kaip Kodėl čia reikia. Kodėl tu sakai tau, sakyk mums. Tai o vaikystė tavo. Tu Vilnietė, ne esi? Jo, aš Vilnietė. Iš kokio rajono? Gimiau aš Dzūkų gatvėj, Naujininkuose. Bet tu dabar ten ir gyveni? Ne. Paskui mano tėvai išsiskyrė ir aš tada gyvenau, užaugau jau Justiniškėse. Bet labai daug laiko praleisdavau su savo seneliais, žinai, sode, apie kurį čia minėjau. Tai aš vis tiek tą vaikystę labiausiai iš sodo ir atsimenu. Padarė įtakos skyrybos tėvų? Ko gero padarė, žinai, visiems padaro. Tokia, gal sakyčiau, net, žinai, prie melancholijos tokios galbūt ir yra, prisidėję šitie dalykai. Bet kaip žinai, kažkur esu girdėjusi, kad pavyzdžiui, kai yra pyktis, tai tą pyktį galima paversti kitą energiją, ne? Yra muzikantų, kurie kuria iš pykčio, jiems yra tas žiežirba, žinai, tas degtukas. Jo, tai aš kažkodėl galvoju, kad man ta melancholija ir kartais liūdesys, tai čionais yra mano tas variklis. Ir taip ir sviruoju, žinai, atrodo, kad, brač, kaip norėčiau būti tiesiog visą gyvenimą, kiekvieną sekundę tiesiog laiminga, žinai, be jokių trikdžių. Bet paskui taip atsipeikėjau ir galvoju, brač, o aš sukurčiau tada kažką tais, žinai, tai man atrodo, kad aš savo liūdesį susuku į kamoliuką, tiksliau jisai čia kažkur susisuka ir pasileidžia į kūrybą. Daina. Jo, aš šiandien beje prieš su tavim susitinkant, taip dar buvo likusios, ką žinau, galbūt 10-15 minučių iki tada, kai tu atvažiuosi. Taip. Ir mano namuose yra elektrinis pianinas, bet ten buvo tvarka daroma ir jisai dabar atjungtas iš rozetės, ten iš naujo reikia pedalą pajunginėti. Ir man tokios liūdnos dainos idėja kirbėjo, žinai, ir galvoju, reikia
nu, pasibandyti prie klepo. Galvoju, ai, nėra laiko, nu, aš tada į voice, žinai, įrašiau. Jo, tai vat, supranti, irgi vat, jau jaučiu, kad pribrendę, kad tuoj pradėsiu šaudyti. Nu, tuo labiau, kad praėję yra, žinai, geri metai nuo mano naujausio albumo. Ir aš tau sakiau, skambinau tau, sakiau, kad... Liūdnas, ne? Tragiškas. Tragiškas. Geriausia, ką aš esu girdėjęs. Dėkui tau. Jo, kad aš važiavau iš Vilniaus į Palangą tada ir aš visus tas 3 valandas klausiausi tavo albumą, kai kurias dainas po kelis kartus ir tikrai labai gražu. Tai yra labai... Nu tai va, tai ten dėkui tau ir ten yra irgi va, tas to pavyzdys, kur šitas albumas Kiaurai sielas jis vadinas, tai turbūt jisai man parodė, pagal žmonių reakcijas į jį, man šitas albumas parodė, kad tai yra okei, žinok, tai ir liūdėk, raudok, jeigu tau reikia, nes to reikia ir kitiems žmonėms, žinai. Nes kažkoks stereotipas vis tiek būdavo, kad nu čia reikia linksmų, greitų dainų, žinai, nes ką duoti į radiją. Užgis iki vestuvių. Taip. Tavo viena mėgstamiausių dainų. Oi, bet jinai gerai man parduoda bilietus. Jo. Jinai man gerai parduoda ir parduos dar ilgai. Taip, jinai jau viskas, jau jinai hitas. Ne mano reikalas ta daina. Kaip ir visas kitos yra ne mano reikalas, čia yra kitų žmonių reikalas. Tu išleidai ir viskas. Taip. Paleidai. Ir prašom. Jo, istorijos. Tu sakei, kad, aš laukiu, galvoju, kad paminėsi apie istorijas, kad tu vienam interviu sakei jaunimui palinkėjai, kad turėtų istoriją. Kad turėtų istoriją, nes tada tu kursi. Tai šitas liūdesys reiškia, kad tai yra tavo istorijos. Toks yra tavo gyvenimas. Mano liūdnos istorijos. Pas mane yra parašyta, kad tu visą laiką šypsaisi. Ar ne? Toks klausimas, žinai. Aš šypsausi visą laiką, bet čia, žinai, aš taip save apsaugau su tą šypseną. Ir tos netgi liūdnos mano dainos, jose vis tiek yra tas liūdesys pateiktas ne rauda, žinai, tiesioginė, o gražiom metaforom kažkokiom ten žibutėm apkaišyta, žinai, kad sušvelnintas variantas, matyt, tai man yra kažkokia kaip terapija, kad aš sušvelninu tą liūdesį, kad jis nėra toksai skaudus. Čia greičiausiai aš patys dėl savęs taip darau, nesąmoningai. Jo. Šiaip labai gražiai kalbėjai ir, žinai, ir aš toks akimirką apsižiūrėjau aplink, tu gal nematai to grožio, bet aš žiūriu į tave ir tu pas mane fone ant ežero, leidžiasi saulė ir labai gražu ir aš galvoju, tas laužas garsas, žinai, ir taip galvoju, wow. Ir visiškai nešalta, klausyk, komfortė visokia. Ir žinok, man kojas dega toliau. Kevinas šiandien yra įsidėjęs tokius padukus. Bet aš gal išimsiu, žinok, nes man jaučiu, kad galimai, kad pūslės gali būti iš tikrųjų. Atsargiai. Jo. Duok man dažnai. Biškutė. O tu dalindavaisi kramtomą gumą vaikystėje su draugais iš burnos? Taip. Jo. Biškai man karšta. Ir mums tai visiškai atrodo, kad... Yra visiškai normalu. Tas pats kaip gumą užkištų už ausies ir sekančią rytą atsikelti, ištraukti. Ai, gumą, aš šitiek ne. Aš taip nevarydavau. Kur tu dėdavai ją? Gumą? Taip. Kažkur, šalia ant lovos. Kaip ir dabar. Žinai, kur vėlgi važiavom su Kevinu mašiną iki čia ir kalbėjom, kokiam žmogui kokios kvadratūros reikėtų. Aš sakau, bet žinai, vis tiek, taigi, aš pavyzdžiui guliu savo lovoj, kuri ten yra 2 ant 2. Ir viskas, mano gyvenimas vyksta, žinai, su nykščiu, kiek aš pridirbu, kiek priskrolinu. Tiek vat to pasaulio ir yra, o kas aplinkui, ką man tie 200 kvadratų. Nes aš, jeigu padėt kažkokį daiktą šalia, paskui numetu, žinai, tai vat ir su guma kažkur tarp tų daiktų yra. Galimai, kad dar rastum, žinai, kuri buvo padėta ten prieš 25 metus. Bet šiaip apie tą, žinai, kur pasidalinimo variantas, aš kažkodėl peršokau, mintis taip fantazuoja. Bet smalsu, ar dabar
klasiokai apskritai kažkuo dalinasi? Žinai? Man atrodo, kad Gal dalinasi? jaunimas, ar dalinatės jūs ko nors? Jo. Ne, kramtoškiai iš burnos ne, matai. Tarsi duodi tiesiog iš pakelio, ne? Ne, nu bet, tarkim. Nu, jeigu reikia, tai jo. Aš noriu tiesiog Bet šiaip pabandyti. šilta. Nu, kas čia tau degint galėjo? Bet matai, kai šitą, Ai, kaip kai palaikai, įsispaudžia, jo, jisai tada, tas skleidžia šilumą ir jau labai. Nu, paim. Ačiū. Labai. Bet aš turiu kišenėse dar įsidėjęs. Nu, žiūrėk, nenustumk per giliai. Ok, gerai. Oi. Tai šypsena yra kaukė. Aš labai daug turiu kaukių. Žinai, kaip ne kaukių, aš turiu daug rolių. Daug turiu rolių. Ir kodėl aš jų turiu daug? Tai, nežinau, tas matyt labai stiprus noras pritapti. Ten mokykloje aš esu vienokia. Tu esi, ta pochuistė, kur, tipo, tai tu čia su dainuoja. tavim, čia tau taip atrodo. Žinai, o su tėvais kitaip, su vienais draugais dar kitaip. Kokia tu esi tada mokytoja? Nu, tu sakai, mokykloje ir tu jau ne vieną kartą pabrėži. Nu, tu mokykloje, kokia tu esi mokykloje? Giedrė mokykla. Aš esu draugiška, bet aš nesu, žinai, Tu nesi draugė. Esi draugiška, bet nedraugė. Bet nesu draugė, jo, bet greičiausiai, kad mokiniams man labiausiai pavyksta pasakyti realią situaciją, kaip yra. Žinai, to tokio, ne tai, kad griežtumo, bet, realios situacijos, žinai. O kitiems gal žmonėms, aš netgi ir savo nuotaiką mokiniams turbūt labiausiai parodau. Žinai, Tai tikra nuotaika. Taip. Čia, žinai, kada susitinki ir klausi, kaip tu, žinai, aš normaliai. Taip. Tai kai mokiniai, aš paklausiu mokinių, kaip jie atgal manęs paklausia. Ir aš kažkaip jiems labai taip paprastai lengvai pasakau, čia, žinai, sudėtingas dabar yra variantas, sudėtingas atvejis, bet važiuojam, dirbam. Žinai. Labai tokias įdomius dalykus ištraukiai, nes aš tik dabar, žinok, turbūt kažkas vyla. Čia laužas. Bet man rodos, kad čia vilna. Gali būti, žinok, nes vienam pašnekovui tai pradegino striukę, viskas gerai. Klausyk, čia vienetinis yra džiazų pončas. Taip, Justė. Taip, justelės mano. Nu. Ir ištraukiai tas, kur aš niekad negalvojau apie tas mintis. Tikrai faina. Bet apie jas yra įdomiausiai pakalbėti. Nes, vadau, kas klausė, nes man atrodo, mes gal su tavimi apie podcastą labai nekalbėjom, bet kai klausiau, tai kodėl prie laužo, aš sakau, tai yra ta vieta, kad tu dažniausiai atvirai kalbi, žinai, tai yra virtuvė 5 ryto. Taip. O kodėl nefilmuojat 5 ryto? Aha. Sudėtinga būtų, toks 5 ryto prie laužo, bet būtų įdomu, Bet tą 5 ryto jau žinai, jau ten toj įdomesniai kondicijai, ne tas, kur 5 ryto tiesiog sėdi. Taip. Jo, ir tada ten atvirauja, žinai. O čia esi, tu negali meluoti prie ugnies. Jo, bet prie kameros galiu. Žinai, kur yra tas, čia stovi 2 apsauginiai. Tokie, kur. Bet vėlgi iš kažkokios, gal savisaugos, gal noro, taip, truputį gražiau save pateikti. Ne? Nors aš tai, ką dabar sakau, tai viduje giliai aš suprantu, kad aš labai atvirom kortom. Dabar aš matau. Jo. Va. O tai grįžtam į šitą, į vaikystę. Ir man, žinai, galbūt aš labai daug girdėjau tą temą pokalbių, bet aš labai norėčiau, nes šitie podcastai, aš labai norėčiau, kad būtų ne vien tik, žinai, kad aš užduodu klausimus ir man gaunu atsakymus, bet
pasižiūrėjęs žmogus galbūt išgirstų kažkokią, žinai, kai ir būna, galbūt girdėjai, bet vat išgirdai ir vat čia ir dabar. Ir supratau. Ir vat apie tas skyrybas. Aš, neturėjau tokių dalykų. Ką tu galėtum pasakyti vat žmogui, jaunam žmogui, kuris žiūrės ir kuris yra toj situacijoje, nes, kaip ir tu sakai, kad tu vis tiek perleidai tai per save ir tai paveikia tavo gyvenimą ir galbūt yra to liūdėsio, žinai. Žinai, paveikia labai iš įvairių pusių, tai galima irgi mąstyti, kad, aš paminėjau tą pusę kaip apie liūdėsį. Taip. Bet greičiausiai yra ir labai gerų pusių, kuriuo atsitiko, žinai, jeigu aš esu patenkinta, kur aš esu šiandieninėme taške. Bet tu padarai pati. Viskuo, bet žinai, jeigu aš būčiau gal užaugusi Dzūkų gatvėje, Naujininkuose, galbūt aš ne čia sėdėčiau, o iki šiol Dzūkų gatvėje, žinai, ir saulėgrąžas gliaudėčiau tenais. Žinai, rajonas ten tas pavojingas. Aišku, Justiniškės irgi normalūs getai. Jo. Tai ne, vis dėlto, kaip aš tau ir sakiau, kad reikalingas žmogus, žinai, man šalia, kad kūrybai, tai apskritai, mes labai esame priklausomi ir viską statome savo gyvenime ne vieni, o su visais kartu ir laužą mes kartu įkūrėme. Žinoma. Ane? Klausyk mane. Jo. Tai, kad kūrėme visi kartu ir vis aš savo mokinį, žinai, prisimenu, nes aš mokytoja. Kiek metų tu mokytoja? 20. 16. Ir tada ir mokiniams sakau, kad viskas iš tikrųjų yra mums panosėje, viskas padėta, va taip, tik tai reikia nepražioplinti. Kaip nepražioplinti? Kaip pamatyti? Reaguoti kaip suprast, kada va tu... Muzikantams, man atrodo, yra kiek paprasčiau, nes padidintas jautrumas yra. Aš čia iškeliu šitą profesiją, žinai, kaip šūdą ant šakių, žinai, bet nes nežinau apie kitas profesijas, tai aš per savo prizmę pasakoju. Jeigu esi jautrus, tai tu ir reaguoji į aplinką ir vėlgi, kaip man susiveda atsakymai. Matai, viskas yra susiję, viskas čia tiesiog juda tie elektronai, ar kas ten bebūtų. Ir iš savisaugos, iš baimės, ne? Tam, kad būčiau saugi, aš reaguoju, kas ką ir kaip. Ir tada žiūrėk, gal labai fainą dalyką pamatau, o šitas bus naudingas, o čia pavojinga, žinai, ir iš to ir pereini tuos savo labirintus iki kažkur. Bent jau aš norėčiau tikėti, kad aš dėl to esu čia, kur esu, kad aš reagavau į situacijas, į žmonės, į muzikantus sutiktus, ne? Kad su šitais būti, o su šitais jau nebebūti. Bet tu jau tai, ar buvo kažkoks žmogus, kuris šiek tiek patarė tau? Nes tu įeini... Kaip aš nemėgstu, žinok, patarimų iki šiol. Čia yra sudėtinga problema ir tikrai būna labai artimų žmonių, kurie labai gero norėdami man pasako, patarė, o aš tai, žinok, priimu kaip puolimą tokį, kad tu nesupranti. Žinai, ir aš negaliu priimti patarimo, nes aš žinau. Tada tu elgiesi priešingai? Būtinai priešingai. Būtinai. Jeigu tai nebūtinai... Jeigu tai visiška nesąmonė, žinai, aš vis tiek padarysiu tą nesąmonę, čia kažkoks, nežinau, gal išdidumas, pasipūtimas, žinai, ego kažkoks toks, kad nepaaiškinsit jūs šiandien man nieko. Bet tuo pačiu jisai greičiausiai yra iš nepasitikėjimo kažkurioje vietoje, žinai, savimi, kad, maždaug. Jo, man, patarti man labai retas gali ir labai tokia forma, jeigu aš paprašysiu, tai taip, būtinai. Taip. Bet jeigu aš neprašau ir man patarinės, ne, viskas ate. Ate visiškai, mane erzulysim. Tai nebuvo to žmogaus, kuris, žinai, sakytų, Giedrė, išeik, ateik. Ten.
taip, ne. Aišku, yra vėl kitas sritis kaip mano mokytojai, bet aš į juos ir žiūrėjau visada, kaip į mokytojus. Kas buvo tavo mokytojai? Nijolė Maceikaitė, mano pirmoji, ir aš kaip vadinu tokia vienintelė pagrindinė. Kur tu mokeisi? Balio Dvariono muzikos mokykloje. Okay. Jo, mes iki šiol labai labai fainą ir šiltą santykį turime su ja ir pasiskambinam ir viską, ji, tokia, žinai, antra mama. Jo, tai vat tie patarimai, tai kitaip. Paskui dar kitas mokytojas jau amžinatilsis Sigitas Giedraitis buvo, kuris mane atvedė vat į pedagoginį tą kelią. Tai va šičia aš taip kitaip kažkaip reaguoju. Nes tie žmonės tau yra autoritetai. Taip galima pavadinti, galima pasakyti. Tie žmonės tau yra ne tiek svarbus, bet tu juos žiūri ne kaip tiesiog ten draugelį, draugę. Kaip, žinai, kadangi čia nuo vaikystės yra pažintis su Nijole Maceikaite, tai nuo vaikystės. Tai aš kaip vaikas, žinai, kaip į gūrų, žinai, žiūrėdavau ir pasilikęs, žinai, tas žvilgsnis kaip į gūrų. Dabar jau nelabai ir yra, matai, ne 16 metų man, nelabai ir yra, kas pirštųsi, žinai, su tais patarimais. Bet taip, jeigu prisimenant jaunystę, paauglystę, tai ne, aš būtinai atvirkščiai padaryčiau. Kelintų metų tu atėjai į lazerius? Oi, kiek metų tau buvo kelintų metų? Prieš 20 metų, man buvo 26. Jo. Bet tu prieš tai dainavai? Aš prieš tai dainavau grupėje Empty. Ai, ir buvo Empty, paskui Pieno lazeriai. Paskui Pieno lazeriai. Okay, o pas Emčius tu keli, kada tai, kiek tau metų buvo? 19. 19. Tai žodžiu, visi hitai tie, kur keisti tekstai, tai man tada buvo 19 metų. Iš kur jie? Iš gyvenimo, iš istorijų, iš to, kad tu matei? O va ten, žinok, kažkoks buvo nusileidęs dievas ir jis man padiktavo tuos tekstus. Ten mano patirties yra nulis. Suprantat, gera mylėti šviesoje. Ne? Taip. Kažkaip ten buvo tokia lyg inspiracija, kad vienas iš muzikantų man taip atrodo, gal aš taip atsimenu tą istoriją, kad vienas iš garsių muzikantų tuo metu kažkokiam interviu pasakė, kad žmonės mylisi tik tai tamsoje. Ir aš, aišku, iš prieštaros paaugliškos, koks brėdas, kokia nesąmonė, žinai, parašysiu aš čia taip. Bet tas trupučiuką paprovokavimas pas mane visą laiką ir iki šiol išlikęs tekstuose, žinai, kaip dainoj dabartinėje, ne, kad rytoj geriau nebus, dalinkime perpus. Nes visi, žinai, tipo, kad viskas susitvarkys, viskas bus gerai, rytoj bus, nebus, rytoj geriau nebus, žinai. Tai va, bet šiandien galbūt trupučiuką jau mano patirties, o ten iš kur tuos žodžius aš dainuodavau kaip pabandyk, ne? Taip. Taip, aš iki šiol dar dainuoju šitą dainą ir žinai, kas, kaip aš sukūriau, aš nesuprantu. Arba aš neatsimenu. Aš labai daug ką pamirštu. Tiksliai, aš nieko neatsimenu. Žinok, tai gali būti, kad po 5 metų, jeigu ne šitas įrašas, aš būsiu pamiršusi, kad mes sėdėjome prie laužo. Atsiprašysiu žvejų, paimsiu jų pagalį, bet... Čia žvejų? Jo, matai, čia įstatyti šitą... Bet tu jo nesugadinsi. Ne, aš nesugadinsiu, bet aš žiūriu, kad kažkaip čia tos malkos, nežinau, ar jos šlapios? What the fuck? Malkos, kas negerai su jumis? Kodėl jūs čia taip? Ai, kad dūmina taip. Nes aš esu scenoje ir čia yra dūmų mašina. Viskas gerai, žinok, aš čia va tuoj užmesiu šitą ir galimai, kad čia viskas užsikurs. Pasilaikyk. O tu sėsdamasis klausyk darai taip, aš kada sėdos į mašiną palaikiau. Vika iš vadybos, mūsų jaunoji. Vika, gerokai jaunesnė yra ir visą laiką juokiasi, kad aš kai sėdosi į mašiną, tai aš tokia kaip baba. Oba!
Žinai, ir jinai vaikas sako, Leba, sako, Giedrė, sako, aš pradėjau irgi sėsdama į mašiną, pradėjau sakyti, opa. Žinai, man labai gera dūsaut, ir man tau nepatinka dūsaut, man in general labai patinka dūsaut tokia. Oi, atskau. Aš visą laiką ant mamos pykstu, kada jinai dūsauja, bet kada aš pradėjau save stebėti, aš irgi dūsauju. Taip. Lemba, kaip gera dūsauti. Žinai, man atrodo gera, mes belenką jau galim daryti, nes mums amžius šiek tiek leidžia. Amžius patirtis, mums kažkoks, ne, jau... Klausyk, kas nors žiūrės šitą podcastą, kaip aš šiandien, tokia amžius patirtis mums viską leidžia. Čia ne jaunimo laida. Tai, ką čia? Oi. Va, čia tas. Jo, aš mėgstu, man patinka. Aš toks, oi, kaip gerai. Nu gerai, važiuojam. Tai ką čia dar? Šitą labai įdomu man, žinok, dabar turiu ištraukti telefono pasižiūrėti, nes esu pasirašęs savo MB nuolat pildoma. Ai, mažoji bendrija nuolat pildoma. Labai geras pavadinimas. Kodėl? Žinai, aš steigiausi tą mažąją bendriją, reikėjo sugalvoti pavadinimą ir kažkaip, kažką, taip, lyg su muzika reikėtų, ne? O mano albumas solinis vadinasi nuolat pildoma. Taip. Ir daina yra nuolat pildoma. Ir jeigu manifestuojant, žinai, ten, kad nuolat pildoma. Geras pavadinimas. Ne? Labai geras pavadinimas. Aš, kai rinko informaciją ir toks, tu juokauji, direktorė. Beje, esat mažosios bendrijos nuolat pildoma. Visi, žinai, dabar direktoriai yra. Tai aišku. Ok, čia toks interpas. O grįžtant prie emčių, koks metas buvo? Tūsų, vakarėlių. Neatsimenu šito. Bet gal patogu pasakyti neatsimenu, nes tada kaip ir nepakaltinama. Manęs nėra dėl ko kaltinti. Gerai, pravažiavom. Taip. Nes tada vėl Čia ta tema, kurios neliečiam. Ne, viskas tvarko, viską galima liesti, bet tikrai daugelio dalykų neatsimenu, nes dabar man tas pats, žinai, ar Instagramas, ar Facebookas, žinai, ir perpildytas telefonas nuotraukomis. Aš galvoju vis išsivalyti, žinai, nors aš tenas jau užsisakius 2 terabaitus, žinai, bet jau žiūriu, kad irgi jau į pabaigą tie 2 terabaitai, šiukšlynas, žinai. Ir pagalvoju, kaip faina, kad tie soctinklai, jie tokie, žinai, kaip dienoraštį tavo turi, tuos memories, kada išmeta, tai... Ten prieš 15 metų. Taip, žinai, matau, žinai, kas vyko. O su Empty buvo tas periodas, kai nebuvo, Delfi nebuvo. Mes buvom pačiam pirmajam, žinai... Delfi nebuvo? Ne. Ir kada įsikūrė... Buvo visada. Ne, man atrodo, 99-ais gal Delfi atsirado. Jo. Ir kada atsirado Delfi, mus pakvietė tenais. Ir ten iš karto buvo galima, kad žmonės rašytų komentarus. Taip. Ir aš tik tai tada, man tada buvo, sakau, kokie 19-20 gal jau metų, aš tada pirmą kartą gyvenime išgirdau ir supratau, kad aš esu negraži. Tu įsivaizduoji, aš iki to, aš nežinojau, kas yra bulinimas kažkoks tai ir nes nebuvo iš viso komentarų, žinai, kultūros, bet aš apie save ir buvau susidarius tą nuomonę, kokioje aš aplinkoje buvau. Tik tai savo, žinai, burbule. Nes tu esi įdomi. Aš ir savotiška. Taip, aš žinau, kad aš esu savotiška, bet kad aš, žinai... Kas ten per komentaras buvo? Kas ten buvo parašyta? Tas tai, tu aš jau neatsimenu, bet aš žinok vieną... Bet aš žinok, atsimenu vieną, kur aš netgi galvoju, reikia maikoną tokį pasidaryti gal. No. Tuoj. Jeigu jau maikoną vertas, nerealus, žinok, yra ir čia 10 balų tam žmogui. Tokios kavamalės. Tokios kavamalės net arklys užrištom akim. Tu supranti? Ai, fila. Ir aš perskaičiau tą komentarą ir aš
Ir ten buvo juokinga, ten jau tiesiog jau buvo juokinga. Jo, bet tada, kai grįžtant prie Delfi, žinai, ir prie to, kur, tu klausai apie Empty ir aš tikrai nuoširdžiai sakau, kad aš neatsimenu, nes labai daug ko yra neužfiksuota vizualiai, internete nėra, yra laikraščių iškarpos likusios, žinai, ten yra, pas saugai, mamą, ne? Pas mane. Kaip? Saugai, ne? Saugau, jo. Aš irgi turiu. Jo, ir šitasgi, tai va iš ten, žinai, tokios nuotrupos. Ir ką, ir va tiek. Ir viskas. Empty, kodėl išskiriat? Kodėl Empty baigė savo... Ai, kažkaip, žinai, lygiai taip pat kaip visos draugystės, kada išvargsta, žinai. O jaunystėje jos išvargsta, matyt, dėl skirtingų požiūrių ar į gyvenimą, taip jeigu plačiai paėmus, į tą pačią muziką. Jo, šiuo atveju tai dėl skirtingų požiūrių į muziką. Bet to dar buvo irgi toksai dalykas, kad aš pagimdžiau Saulutę savo, ne, ir daugiau laiko su ja buvo skiriama, aišku, tada muzika truputį atitolsta, tada paskui pabandymas pargrįžti į muziką. Taip visiškai aš nebuvau iškritus iš konteksto, bet galbūt labiau tiesiog į muzikos stilistiką gal pradėjo skirtis ir tada, žinai. Ką tu norėjai? Mano visą laiką dainos iš manęs pačios, kiek birėdavo, lyginant su tais, nors aš ilgą laiką skaičiausi tokia alternatyvi muzikantė, ne? Taip. Bet aš alternatyvi muzikantė, manau, kad skaičiausi tų kitų aplinkinių žmonių dėka, tiek Empty muzikantų, tiek Pieno lazerių muzikantų, nes mano vienos kaip grynos idėjos, jos labai estradinės, žinai, ir jos tokios minkštesnės, žinai, ir va čionais galbūt ir labiausias tas susikirtimas, kad gal norėjosi kitiems muzikantams, kad alternatyviau būtų, o man tiesiog neėjosi alternatyviau. Jo. Bet tada atėjo šitą Pieno lazeriai ir gavosi toks labai gražus switch, ne? Nes, Taip. Ten realiai, man atrodo, jeigu žmonės nežinotų, ar ten Empty Pieno lazeriai, jie sakytų, kad čia tas pats. Nes vokalistė, nes Giedrė, žinai, taip, jo. Taip. Nes ir žanras irgi elektronika. Jo, bet pas Pieno lazerius buvo dar vienas momentas, kur labai taip praturtino mane kaip muzikantę. Aš kai atėjau į tą grupę, ten labai daug tokių komiškų dainų. Jeigu mano dabartinės dainos yra tragiškos, tai ten buvo tokių komiškų dainų ir į muziką žiūrima kaip į bairį. O aš tokia rimta muzikantė buvau, žinai, galvojau, kaip čia šitaip žvengti iš muzikos, iš tokio švento dalyko. Ir man reikėjo nusilaužinėti šitą kodą, bet kai aš jį nulaužiau, koks malonumas buvo. Labai, labai gera. Ir jo, netgi sakyčiau, kad jeigu ne Pieno lazeriai, tai nebūtų buvę dabar užgys iki vestuvių. Ai, ne? Nes tenais irgi tokia, žinai, geros nuotaikos daina. Absoliučiai, visiškai. To, ko reikia žmonėms kartais, žinai, kada išgeria ir tau reikia pašokti, padainuoti tą Kunigundą ir visus tos kitus hitus. Ta daina yra šalia tų visų. Jau. Ką prisiminiai? Aš sekundės dalį tai pagalvojau, kad šitasgi, man atrodo, kad labai įdomus interviu. Bet tai sekundės dalį pagalvojau, kad, kažin kaip žmonėms žiūrisi, žinai, ir galvoju. Bet tau svarbu, nes, kodėl? Kodėl tu, būdama jau subrendus moteris, pasiekus daug gyvenime ir dainavus tokius tekstus. Čia labai natūralus dalykas, suprantit, bent jau man atrodo, kad natūralus dalykas, būti kažkaip draugiškam ir tam pačiam kontekste. Jeigu aš jau gyvenu neatsiskyrus, o sociume. Ne? Jeigu aš gyvenu sociume, tai su kaimynais reikia, žinai, su savo laiptinės kaimynais, reikia sveikintis ir sutarti. Tai šiuo atveju
paimkim, kad šita laida yra, žinai, ten irgi kažkuri laiptinė, Jo. žinai, ir norisi žinoti, ar jums patiko pyragas, žinai, žiūrėkit, gal jums dar arbatas. O norit arbatas? Toksai. Jis niekada nepasiūlydavo. Žmogus skiria savo laiką, žinai, įsijungdamas va šitą kanalą. Taip. Ir mudu su tavim teikiame paslaugą. Dovaną. Taip. Dovaną. Mes užimam žmonių, nuolat pildome kažkurias, žinai, ertmes ir, geriau būtų šūdų jų neužpildyti. Nuolat pildoma. Tu tiki vizualizacija. Tu tiki tais visais... Nes tai veikia. Man tai veikia visiškai. Kaip paaiškinti žmogui, kuris yra skeptiškas, ar tu iš vis nesiruoši tada aiškinti, tu turi savo tiesą, žinai tiesą ir viskas. Bet, man atrodo, čia vėlgi, čia yra ta dovana žmonėms, kurie įjungs ir pasižiūrės. Ir tu būsi ta gūrų, ta šventoji Giedrė, kuris sakys, dabar taip, visų pirma. Žiūrėk, kaip man nepatinka gauti patarimus. Jo. Man lygiai taip pat nepatinka jų duoti. Ir čia yra paradoksas su mano mokytojos profesija. Aha. Nes tu žinok, kai man reikia irgi kartais mokiniui pasakyti, kaip viskas suveiks, aš irgi ieškau žodžių, ieškau prieimo, kad tai nenuskambėtų, kad aš žinau, o tu nežinai. Žinai, va tas dalykas. Ir kad tai nenuskambėtų iš manęs kaip iš gūrų. Nes aš labai daug, aš daugiau nežinau, man atrodo, aš nieko nežinau ir nieko neatsimenu. Ne, būtų baisu, jeigu tu neatsimintum tekstus. Jeigu pasidalinti, kaip man ten tie visi manifestavimai ar užsikodavimai, taip. Kada tai įvyko? Taip, visų pirma, pats pirmasis ir pats ryškiausias, kad aš nuo 8 metų žinojau, kad aš būsiu estrados dainininkė ir dainavimo mokytoja. Taip. Taip ir atsitiko. Bet tai atsitiko dėl to, kad tu įdėjai darbo tam. Taip, bet aš turėjau tikslą. Aš turėjau norą ir aš turėjau tikslą. Žinojau, kur aš einu, o ne tiesiog, žinai, čia aplinkui kaip žiežirbos, kur, jau viskas, žinai. Jeigu yra tikslas, ne, ir noras, tai jeigu, čia ne mano mintis, bet man labai priimtinos, man jos labai yra priimtinos, va ta mintis, kad blemba ir nušoko, jinai tokia gera buvo. Ta mintis, primint man, kad tikslas buvo. Kad turi į šitą tikslą, tu turi eini link tikslo ir sieki jį ir darai. Blemba, kaip gaila. Kad aš žinau, kom noriu būti. O tu netiki, kad aš viską pamirštu? Akivaizdu, kaip tu tekstus prisimeni? Visai būna, žinok. Būna, kad pamiršti tekstus? Jeigu ne savo, tai tada 100% būna. O savo... Kas tada? Šiaip žiauriai įdomu, tu dainuoji ir... Baltas popieriaus lapas, bet kuri vietoj? Ta prasme. Kažkokią ten detalę, su kuri... Čia tokie atvejai man seniau yra įvykę. Dabar pastarųjų koncertų aš nepamenu taip. Aš nepamenu. Nepamenu, kad tai būtų įvykę. Bet ne faktas, kad tai neįvyko, nes galbūt nepameni. Neprisimeni tos minties. Neprisimenu, žinok, paleidžiam, galbūt gali iššokti. Jo, bet man tas labai gražu ir žinai, žmogui, kuris žiūri, žinai, ir jam sakyti, tu vizualizuok, žiūrėk, eik, stenkis, tas kažkas, ne, ta prasme, tai, neužtenka gulėti ant lovos ir skrolint ir žinoti. Eiti yra labai labai paprasta, yra sugalvoti, ko tu nori, yra sudėtinga. O kaip sužinot, ko tu nori? Iš alkio, iš smalsumo. Mes su Dovilė Filmanavičiūtė kalbėjusios esam ir aš jai sakiau tokią mintį, kad pastebėjimą, bent jau aš susiduriu savo kelyje su tokia situacija, kad pamažu
pas žmonės prarandamas žiurkės genas, žinai, kada turi išgyventi, ir tada surandi kaip, ane? Nes jeigu atsimeni vaikystėje, kaip mama darydavo kavą. Taip. Jinai džiazvoj, ane? Toks džiazva tai yra toksai indukas su rankenėlė, kur ant dujinės dedasi. Džiazvoj užpildavo vandenį, ane, ir virdavo tenais toks. Prieš tai nutikdavo taip, kad pabundi nuo to garso, kad mama su malūnėliu mala tą kavą. Žinai, nes kai pakeiti, keičiasi garsas, ane? Pabundi nuo to, tada mama verda džiazvoj kavą, tada mama eina pas kaimynę arba kaimynę, ateina pas į svečius, tada susėda ir geria kavą. Dabar ateini kažkokiai degaliniai, paspaudi, kad iš karto su puta ir karamelinė, kur net nereikia dasidėti cukraus, ane, ir susirbi bevairuodamas. Ane? Tau nereikia kelio iki kavos pasigaminimo. Ane? Ir tau tiesiog kavos reikia, ne? O sugalvoti kitus dalykus, aš iš tikrųjų nuoširdžiai pamiršau, nuo ko mes pradėjome. Nebejokinga, žinau. Žiurkės genas. Tai šitą tai aš pamenu, bet nuo kažko. Su Dovilė kalbėt, kad yra sugalvot, ko tu nori. Aš klausiu tavęs, o tai kaip sugalvot? Kaip sugalvot? Ir žiurkės yra smalsios, supranti? Žiurkės yra smalsios. O šitasgi, o dabar žmogus labai dažnu atveju tiesiog nori, kad jį pastebėtų ir būti žinomas. Nieko, tai prasme, tikslas vienintelis. Būti kažkaip tais žinomu, žinai, bet ne tai, kad tapti, kažkokios profesijos, žinai, išradėjų ir toliau įsigijus tą profesiją, ar tai būtų medikas, žinai, ir truputį kažką pakeistum toje profesijoje. Ar dar, kita profesija kokia bebūtų, bet dabar kažkoks yra noras tiesiog, iškart turėti eurų, žinai, o tuos eurus kur leisti? Tai niekur, tiesiog nusipirkti kavos degalinėje. Paspaudus mygtuką, nežinau, aš aiškiai pasakiau, turbūt nelabai. Nelabai aiškiai, bet, aš, galvoju, aš bandau čia dabar išvyniot tą visą, žodžių. Jeigu tu sugalvosi būti ir norėsi būti astronautu, tu juo ir būsi. Supranti? Bet tau nedašyla blemba būti astronautu. Tau dašyla gauti algą. Čia aš ne apie tave konkrečiai. Aš supratau. Čia kaip ant ŠMC pastato yra parašyta viršui, kas labai mažai kas pastebi iš tikrųjų, jeigu kažkas žiūri, tai praeidami pro ŠMC atkreipkite dėmesį ant pastato viršaus parašyta. Kiekvienas gali būti menininku, tik menininkas apie tai žino, kažkas tokio. Kažkas, bet aš neatsimenu tikslios tos frazės. Kad tikrai taip yra. Man atrodo, kad menininkai tai žino. Nes, ir čia nebūtinai, žinai, kažkokia tai specialybė, žinai, ar kūrėjų būti. Čia nebūtinai apie tai, kad kaip aš norėčiau, kad visada būtų šilta, žinai, ir gyventi ten prie vandenyno. Jeigu tu tikrai to norėsi, tu ten ir atsidursi. Nori? Ne, prie vandenyno aš nenoriu. Bijai? Ne, žinok, man labai gerai čia yra, beje, žinok, kažkada, kalbant apie Lietuvą ir kitas šalis, galimybės gyventi kitur, kažkada 2000-aisiais, taip pradžiojau, labai daug kas iš mūsų draugų emigravo, žinai, ten į Londoną kažkokį dirbti ir taip toliau. Ir mes su vyru mano, žinai, taip kalbėjom, kad jisai kažkaip užsiminė, gal čia, žinai, visai žinai, būtų važiuoti kitur. Ir tada sakiau, ne, bet tada man baisu buvo. Ir sakiau, negalėčiau.
Bet paskui jau ar tuo pokalbiu, ar gal čia netgi kelių metų bėgyje, taip atėjo mintis ir išsikalbėjimas, kad, pavyzdžiui, į Londoną, į Ameriką aš nenorėčiau važiuoti gyventi, bet, pavyzdžiui, jeigu reikėtų, aš visiškai save įsivaizduoju, nes aš kaip per dainininkės prizmę save įsivaizdavau, kad ką aš ten darysiu tam Londone, žinai, arba Amerikoje kaip dainininkė. O negali dainuoti? Galiu, bet žinai kas, aš nesijaučiau tenai sava. Bet žinai, kur aš jaučiausi sava, kokioj nors Danijoje įsivaizduoju, kad jaučiausi sava, toj pačioj gal Švedijoje galėčiau, žinai, nes, vėlgi, adekvatus situacijos įvertinimas. Mano tipažas balso ir man tiesiog atrodo, kad skandinaviškose šalyse jisai labiau pritaptų. Jo, man saugiau ten būtų. Oi, tas nenusakomos spalvos dangus užkloja savo šilumą mūsų nerimą. Prie laužo daina. Prie laužo. Ai. Tu matai, ir čia one take ta laida, ir ten tų mano tokių gličių neiškarpys niekas, ne? Nu, gerai. Ne. Viskas bus taip, kaip ir gyvenime. Gyvenime, gi nieks nieko neiškarpinėja. O, žiūrėk. Pupt. Alisa stebuklų šaly. Ai, šitą aš geriau. Opa. Oi, šitą irgi geriau, šitą tu gerk. Kodėl? Man... Čia šaltalankių. Tai žinau, aš nieko su šaltalankiais nemėgstu. Nemėgsti šaltalankių? Nesuprantu. Oi. Ir tada sakysim, būk draugas. Mes atidarėm. Ne, šitą tu atidarei, čia tu padėjai man. Ačiū tau. Jo, prašom. Kaip man patinka visokie maži buteliukai. Galėsi pasiimti. Iš viso, gerai. Čia galima bus, žinai, šampūno prisipilti, paskui kai skrisi. Kelioniai. Plium, plium. Čia tas kalėdinis, ne kalėdinis. Aš kalėdinį buvau gavus dovanų. Ne į tą gerklę papuolė. Kaip sekasi ta, man vis dar gražiau, žinok, dabar, aš ne... Tu klausai manęs, kaip sekasi man jau. Jo, o kaip... Kada kilo noras pasukti į džiazą? Toks man labai... Tiksliai, aš 10 metų dar džiaze, taip ir prabuvau ir šiaip džiazas tai yra mano garantija nemirtingumo. Čia yra nemirtingumo visiškas eleksyras. Tai tu paėmė jį kaip atsargai? Ne, aš jį tiesiog gavau kaip dovaną. Kodėl? Žinai. Kaip? Aš, kai mokiausi Tallat Kelpšoj ir paskui Vilniaus kolegijoje, aš mokiausi džiazą. Bet aš kažkaip viešai pati jo taip ir nedainuodavau. Ten, kur aš pradėjau Tallat Kelpšoj dirbti, irgi buvo taip, kad džiazo repertuaro daugiau buvo mokama tais laikais. Bet pati viešai kažkaip aš jo ir nedainuodavau, nes dainavau su Empty. Arba ten dar anksčiau su roko grupėmis. O paskui pianistas Andrėjus Polevikovas, su kuriuo grojam iki šiol dabar. Kiek jau su juo metų? Tai žinau, kokie 15 yra. Okay. Jo. 15-16. Jisai, man atrodo, gal 2010 metais pasiūlė jam tokį padaryti projektą bosanovų. Ir jisai tiesiog susisiekė su manim, sako, žiūrėk, man atrodo, kad tavo balsas labai tiktų bosanovams. Padarom programą. Fainai padarėm. Ir tada aš kažkaip jaučiu, kad matėsi, žmonės labai fainai reagavo. Tada labai fainai susigrojom ir su kontrabasistu Vyčiu Nivinsku, su Dariumi Rudžiu būgnininku. Ir tada mes jau džiaziškesnę programą su džiazo miniatiūromis padarėm. Ir taip 10 metų pragrojom. Ja. Bet labai skirtumai, ne? Ir publika skirtinga. Tau nebuvo, kad nueit nuo ten bet, žinok, savo... publika ne visai skirtinga.
mes dabar su Andrėjumi važiavome rudenį į 15 miestų turą po Lietuvą. Aš buvau vienam iš koncertų pas tave. Jo, tai Vilnius yra Vilnius. Vilnius yra Vilnius, bet kada atvažiuoji ten ar į Alytų, ar į Šilutę, žinai, į mažesnius miestus. Ir aš matau tą publiką. Kokiai? Man atrodo, kad jinai ir džiazo klausosi. Jinai tiesiai stuburais, jinai yra lygis, jinai yra klasė. Ką turėjau omeny? Vilnius yra Vilnius. Ką turėjau omeny? Vilnius yra Vilnius. Pažįstama, žinai, ir tokia, pavadinkim, jeigu taip stereotipiškai imti, tai tokia pasikėlė, gal labiau ir žinantys vertę, bet iš to, kad labiau gal į kitus mažesnius miestelius, žinai, taip, ten, žinai, kaimas, žinai, o čia Vilnius. Taip. Tai aš per šitą prizmę pasakiau taip, bet taip yra, aišku, ir to kaimo kaime yra, ir to kaimo Vilniuje, žinai. Oi, pilna. Mes kaip Vilniečiai tikrai galime sakyti. Bet aš ką sakyti. norėjau apie savo publiką pasakyti, kad ten ateina kažkokie tokie žmonės, kurie nepraradę žiurkės geno. Jie, žinai, kaip jiems smalsu, jie gaudo, žinai, va taip. Juos muzika keičia, supranti, jie man rašo žinutes, kas įvyko, žinai, klausantis, žinai. Tu prieš tai pasakoji, kad tu atsakai kiekvieną žinutę. Aš atsakau, jeigu neatsakau, širdelę padedu. Jo. Jei neatsakau, širdelę padedu. Kažkaip... Aš labai iš tavęs daug girdžiu apie tavo klausytoją. Tu labai jį... Aš jį labai saugau, jėzus, tu mano tik tai... Taip. Bet man atrodo, taip ir turi būti. O kam aš dainuosiu? Ką? Tai čia prie laužo padainuosiu. Tai, vėl labai ta paprasta elementari tiesa, kaip tu su tavim, taip ir aplinka su tavim. Kaip tu čia įmesi, žinai, tai ir bus ratilai. Taip. Ką tu įmesi, žinai, tokio dydžio tie ratilai ir bus. Jeigu nieko neįmesi, ir, man nieks neišsipildo, nes neįmetei, kad išsipildytų. Aš labai nemėgstu tų žmonių, labai dažnai Facebook'e, tarkim, pačiam ten kažką įmeta, tarkim, ten, nežinau, parduoda vežimėlį, kaip pavyzdį, ne? Aha. Ir žmonės rašo, kaina. Man tai yra peilis, galvoju, labai teisingai pastebėjai ir aš labai iš Ingos Sinkevičiaus, savo draugės, labai dažnai girdžiu šitą pasakymą, kad ar Instagramas, ar Facebookas, social media yra, tu bendrauji tenais lygiai pat, kaip tu bendrautum gyvai. Tai va taip ir bendrauja, bet čia matai, čia tiesiog yra labai didelis, toks begalinis plotas, mes pamatom iš labai daug kur. Ne iš savo rajono, žinai, ne iš savo kambario. Ir viskas tvarkoj, žinai, įsikandau, ir netgi viskas tvarkoj, kad pamatom, kaip, ne viskas, žinai, yra rožiniam spalvom ir truputėlį, kad ar tai būna, šiaip tai būna. Kaip tau sekasi su Saule, kai jinai gimė? Labai myliu Saulę, labai senai ją mačiau, bet, aš ją prisimenu iš vaikystės. Jo, fainas, žinok, žmogus labai užaugo. Ta prasme, jinai visada buvo žmogus ir dar kol mažytė, bet... Kaip to pavyko suderinti ir artistės savo tą laiką ir jos... Nebuvo derinimo, žinai, tiesiog auginom kartu visa šeima, visi draugai. Taip. Ir taip užaugo. Jo. Bet aš, kaip ir vaikystėje ją, taip ir dabar, aš kiekvieną jos smulkmeną, žinok, didžiuojuosi ir galiu rasti pateisinimą, bet kuriam, žinai. Netgi, kai jinai elgiasi neteisingai ir ne... Aš galiu surasti priežastį, dėl ko ir kaip kas yra. Jo. Ir taip, žinais,
sode buvom. Man reikia, blemba, gal čia nais pakomentuos, kas nors, gal aš naudą turėsiu. Žiūrėkit, Hebrytė, man reikia išvežti 3 lysves. 3 lysves iš sodo, nesijuok, čia rimtai. Čia rimtai. Ir aš nežinau, kaip man tai padaryti. Tu supranti, aš 5 metus noriu išvežti, ten buvo anksčiau močiutės rožių šiltnamis, ne? Čia rimtai. Gerai. Buvo močiutė. Tik priminkit man, kad aš apie Saulę kalbėjau. O Jėzau, kaip linksma, kaip gera gyventi, ne? Nerealiai gera. Visiškai. Wow. O kas su tom lysvėm yra didelės, ar kas jom? Kas ten vyksta? Tai va, yra lysvės, jos man nebereikalingos. Aha. Pakankamai yra komplikuota privažiuoti. Žodžiu, man reikia, kad kažkas su bobketu atvažiuotų, susikrautų ir išsivežtų tą kompostą. Va. Ir šito dalyko, kaip tai padaryti? Mano kažkaip nesusijungia galai. Aš suprantu, kad reikia paskambinti ir pasakyti, bet aš nežinau, ką sakyti ir kur skambinti. Žodžiu, jeigu kažką paskambinkit, Giedrei. Ir žodžiu, Saulė atvarė į sodą irgi. Ir aš sakau Saulutei, kad klausyk. Sakau, tu vat esi tas šviesusis protas. Bet dabar man dar irgi mintis šovė į galą. Jinai yra mano išorinis hardas. Žinai, kur... Apie Hardą mes jau su Kalinkinu kalbėjom, jo labai įdomiai mintis. Atsiminė apie tą šaldytuvą, kur jisai kalbėjo, kur netgi žmogus, kur negali užmigti ilgai, nes neprieina jo eilė ir tu gali vartytis, bet kur ateina. Nes pasiužmigdo, ne? Ir tada paspaudžia ir viskas. Ir ten apie šaldytuvą irgi, kad jisai neranda, kol ten paskui įjungia ten, kad jisai rastų ten kažką grėtinę, tarkim, šaldytuvę. Man sunku savo mintis atsiminti, dabar dar man Kalinkino, sakai, mintis atsiminti. Gerai, mes kalbėjome apie Saulę. Tai va. Jo, Saulė atvažiavo į sodą. Jo, į sodą atvažiavo ir sakau, klausyk, sakau, tau labai, žinai, tu esi tas blaivus protas, žinai, gal tu gali, žinai, pasakyti. Ir dėl ko aš pasakoju šitą istoriją, nes aš ją laikau, kad supranti, kad pas ją kažkaip fainai, 1000 kartų geriau viskas susijungia negu pas mane ir pas mano vyrą kartu sudėjus. Aš į ją taip žiūriu. Aš va taip matau. Kiek metų dabar? 21. 23, žinau, bus vasara. Vasara bus 23. Okay. Jo. Jinai dainuoja? Jinai su žirgais. Palauk, jai bus gal 22 ar 23. 2002 metų. 23, kas čia dabar? Man su matematika nelabai. Ne, tu pažįsti skaičių, bet, ten... Aš taip sakau, aš pažįstu skaičius, bet pridėti, atimti. Kam čia? Daug mažai, stipriai, silpnai, žinai, kraštutinumai pas mane. O tada kaip pavyko išsaugoti šeimą? Tai čia, žinok, ištisas procesas. Čia toks nesibaigianti istorija. Čia negali jos būti baigtinės pas nei vieną žmogų. Tai visą laiką yra procesas. Kaip pavyko. Čia jūs galėsit, kai aš būsiu numirusi, žinai, sena baba, tai tada jūs galėsit analizuoti, ar pavyko man ar ne. Nes... Bet iš viso faktą, ar pavyko ar ne. Nes dabar aš negaliu pasakyti. Gerai, kaip pavyko išlaikyti iki dabar? Iki dabar? Jo. Oi, ir linksmai, ir skaudžiai, ir aukštyn, ir žemyn, ir užtrenktom durom, ir atvirom širdim. Durom pasakiau. Važiuojam. Artikuliacija Kilčiauska net 10. Jo. Tai žinok, taip įdomiai. Bet pavyko išlaikyti vis tiek ir kad... Draugaut pavyko. Žinai, nes galbūt jeigu tas... Aš beje labai tikiu dar žodžių gale, kaip mes kalbam, taip ir vyksta. Taip. Tai tas išlaikyt, tai ir yra, kad įsitempus, blemba laikai, įsikandus dantimis. Tai niekam nepatiktų, kad kažką laikytų, kas nors įsikandęs dantimis. Tai vienas dalykas. O va kaip
draugauti, tai čia, žinai, yra tas dalykas, jeigu prisišūdini, mokėti pripažinti, kad prisišūdini, o kitam žmogui mokėti tą šūdą suvalgyti. Dominykas valgo šūdą, ne? Visi mes, žinok, ką tu čia, ne visai būna. Jo, organiškas produktas, žinai, labai natūralus ir labai žmogiškas. Depends, ką geri ir ką valgai. Ir labai, tai, žinai, kaip traša tokia, traša patirtis ir, atsimeni, kalbėjom, kad bet kokį jausmą galima kažkokią kitą energiją paversti. Tai man atrodo, kad mūdu, žinok, gražiai augame. Su mėlynėmis, nubrozdintais keliais, neoperaciniai sterilioj, kad, žinai, taip, kažkur tais pritrintais batais, bet nieko, žinai, taip, užgyja. Užgys iki vestuvių. Užgys iki vestuvių. Man dizainerė Kamilė Bukauskaitė mamos apdovanojimams siuvo rūbą, kur buvo išsiuvinėtos arba ten kažkokios užrašai uždėti iš mano dainų, bet trupučiuką pakeistos frazės. Okay. Ir turbūt, aišku, čia reikėjo prisizūminti tas nuotraukas, nes tie, kurie tik tai gyvai numatė, tie galėjo pastebėti, kad aš ant raudono kilimo buvau su tuo rūbu ir čia buvo ant atlapo parašyta, ne užgys iki vestuvių, o užpis iki vestuvių. Tik tai vietoje P raidės, žinai, snaigutė, nes ten, kaip kas nori, taip tas supranta, gali ir užgys, gali ir užpis. Kaip matosi ir viskas. Jo. Tai va, tai apie tas žaizdas, apie, nežinau, raumenų augimą. Tu žinai, kad aš pradėjau sportuoti? Tu? Taip, į kineziterapiją. Čia jau sportas. Bet tu neįsivaizduoji, koks tai sportas. Kaip man skaudėjo. Kaip man skaudėjo. Bet skaudėjo, tai reiškia jau nebe. O Jėzau, tai man ketvirtadienį reikia eiti. Okay. Jo, aš bijau. Eisi? Eisiu. Nes kitaip vis... bijau, kad vėl skaudės. Skaudės? Jėzus. Kaip jūs sportuot galite, aš nesuvokiu. Žinok, jeigu nepradėčiau taip visai stingti ir birėti, tai aš tikrai nesportuočiau. Bet taip ir bus. Tai aš dėl to ir sportuoju, iš to racionalaus proto. Tu sakai, kad aš keista. Aš viską suvokiu, kad jeigu nori nebirėti, reikia sportuoti. Tai reisiu sportuoti. Taip, nes man negalima kol kas normalaus sporto, kol man neatlaisvins kai kurių raumenų, pas mane tiek yra įtampos. Tu neklausk. Neklausk, vaikeli. O Jėzau. Kokia tavo yra rutina namuose? Tu turi kažką, ką tu darai? Kasdieną kažkokiu tai praktikų. Be šito praktikų. Čik. Čia yra nuolatinė praktika. Šitą turbūt labiausiai, žinai. O kitos ką? Katiną paniurkyti. Biški katiną paniurkyti. Ilsiuosi, žinok, aš namuose ilsiuosi, nes tikrai iš aplinkos labai daug tokio aktyvumo, tai man namai yra mano guolis, tiesioginė prasme. Padėti žodį. Tai va, tokia, poilsis. Namai man yra jo poilsis. Tai mano čia tokia rutina. Va, tai ir aš labai džiaugiuosi, kad man Dominykas padeda su kitom rutinom, kokios būna namuose, kaip pavyzdžiui, maisto gaminimas. Aš pagaminu maisto, bet itin retai. O Domui labai patinka, žinai. Aš moku skaniai gaminti valgyti, bet man toks, reikia, žinai. Reikia įkurti laužą tam, kad nesušaltum. O Domas su meilė, žinai, tai daro ir man labai gera, kad, šitos rutinos aš neturiu. Bet turiu tada tą rutiną, kad prisėdim ir aš, teik tu šitai padarei, žinai, kur aš paaikčiau. Nes tikrai ten verta aikčiau, nes skaniai daro. O kokia ateitis? Ateitis? Jo. Mano? Tavo. Tavo. Ką programuoja?
Ką dabar programuoji, koks yra tikslas? Yra, bet žinok, aš labai mėgstu dar ir būti toj stebintojos rolėje. Žinai, kur man nenori aš sakyti, žinai. Tu esi iš tų, kur, nu, tipo, kur nesako, ne? Nes kai kurie, mano viena draugė, kaip pavyzdys, kuri labai norėjo išvažiuoti į Barceloną dirbti, ir jinai sakydavo visiems, galit pakeisti telefono numerį, kur, žinai, prirašai ten, kad Giedrė, ten empty. O kaip tu mane įsivedęs? Giedrė, žinok, net neatsimenu, lazerių gal. Vat irgi smalsu, nes mano dabartinis vadybininkas iki šiol kaip Giedrė empty įsivedęs. Jo, Giedrė pieno lazerių. O, geras. Tai va, tai ką ta draugė? Tai jo, ta draugė visų prašė, kad parašytų visi Ieva Barcelona. Aha. Nes jinai norėjo išvažiuoti ir jis sako, tai kad aš jau visi pasijungtų. aš jau programuoju jau, kad aš išvažiuosiu ir čia visi turi prisidėti prie to. Tai tu iš tų, kur sugalvoji ir stebėtojai, ar tokia ir galvoji, nu dabar, bet dėl to, kad bijai, kad jeigu pasakysi visiems ir nepavyks, tai būsi lūzerė. Nes, žinai, kaip aš, greičiausiai ne dėl to, nes pas mane pasikeičia daug dalykų, kur, tarkim, man šiandien gali atrodyti, kad bet šitaip bus, bet ten po 2 savaičių, kad ne, palauk, ne šitaip, o davai geriau šitaip. Nu, čia kaip praeitą kartą norėjai su šuniu atvažiuoti, šį kartą jau sakė, visiškai. Žinok, aš taip tikrai buvau pamiršus. Kad turėjau su šuniu atvažiuoti, o dabar visai nenoriu jau šuns atsivežti. Jo, taip, pasikeičia ir paskui, žinai, tu sakei, kad prieš keliaudamas čionais peržiūrėjai kažkiek interviu su manimi. Ir aš taip klausau tavęs mašinoje ir taip sekundės dalį pagalvojau, kad lembačkai įdomu, ką tu galvoji apie mane peržiūrėjęs interviu, nes ką tu gyvenimiškai apie mane galvoji, viskas tvarkoja. Bet per tuos interviu, man atrodo, kad aš vienam, žinai, taip sakiau, kitam kitaip, žinai, nes ne dėl to, kad kažkaip meluočiau, bet pasikeičia. Neprisimeni. Aš neprisimenu. Pavydit man? Įsivaizduoju, kaip gera, taip daug ko neprisiminti. Tai o kokia ta ateitis tavo? Ko norėtum? Parašyti dar vieną albumą. Oi, ne vieną. Čia nais, tai mano iš viso toks... Išeiti į užsienio rinką, ar jau nebeturėtų? Nežinau, ar turėjau. Nebenorėjai niekada išeiti? Ne. Man labai juokinga tavo, kada kiekvienam intervą tave paklausė apie Euroviziją. Jo? Su Eurovizija, tai mes su vienais muzikantais tokį bairį turėjom. Bet šiandien aš tikrai nesakysiu. Bet jau pusę pasakiau. Ne, žinok, jeigu Euroviziją varyčiau, tai varyčiau ant bairio. Bet su įsitikinimu, bent jau pačios savo įsitikinimu, kad čia, ledas būtų. Bet, tai turi būti labai labai svarbus kažkoks tai dalykas, o ne šiaip tiesiog daina. Nes, konkursas keistas jisai yra. Absoliučiai. Ir man apskritai, irgi koksai paradoksas. Man toksai žanras muzikoje kaip konkursas, man jis labai labai toks atstumantis yra, nes muzika nėra skirta vertinimui. O pati sėdžiu komisijose. Supranti, tai aš čia sakau, kad kaip paradoksas. Tai bet norėjau klausti tavęs, o tai kaip tada tu vertini? Nes... Man labai gerai, žinai, kažkada Audrius Giržadas pasakė. Taip. Kai jau ne vienus metus aš buvusi Eurovizijos komisijose ir kažkada, žinai, taip lyg norėjau, žinai, atsisakyti, kad gal jau nebereikia, gal, žinai, čia, ar kitų žmonių, ar ką, žinai, ir jisai sako, Giedrė sako, bet palauk, sako, tu esi absoliučiai tas žmogus, kuris gali būti tenais, nes turi kaip muzikantės patirties, turi kaip dainų autorės patirties, turi kaip pedagogės patirties, sako, ir tavo žodis būtų svarus, žinai. Ir tada tai pagalvojau, žinai, blemba, gal tikrai. Ir iš to, kad jeigu aš viską turiu, tai ir reikia pasidalinti, žinai, kaip, tam ir yra ta mano patirtis, kad, pavyzdžiui, bet čia vėlgi, tada mes grįžtam prie to, kad tai yra patarimai
kurių tu nemėgsti duoti. Aha, ir aš dėl to labai tokia, gal, man atrodo, kad aš neįdomiai atrodau tose komisijose, nes aš labai suvinioju į nuostabiausius popieriukus viską, kad tik, žinai, neįžeist kažko ir neįskaudint, nors buvo, žinok, atveju, kad vis tiek ir įžeidžiau, ir įskaudinau. Ir buvo atveju, kad atsiprašiau, bet žmogus sako, baigtų, sako, viskas normaliai. O buvo ir kur ir priėmė atsiprašymą, žinai. Tai va, bet iš kitos pusės, tai aš pati neinu į konkursus, nes o kokiam kopą aš buvau, Miss Lietuva? Buvai Miss Lietuva? Ne, nuvaiktų. Šitas, kur dainavote įvairiausius žanrus. Ai, aš esu muzika. Aš esu muzika, jo. Taip, ir man ten buvo be galo sunku būti vertinamai. Žinai, tai aš ir neinu į konkursus, nes man... Nepatinka kritika? Manęs negalima vertinti. Manęs negalima vertinti, žinai. Aš galiu vertinti. Taip. Ir supranti. Ir, priklausomai tikriausiai, kas vertina. Nemoku priimti kritikos, jo. Aš nemoku priimti kritikos, nes aš tai kažkaip jaučiu kaip susimenkinu, žinai. Ir labai priklauso, kas tai sako, žinai. Žinai, ne? Tai va, matai, kokie pamatai. Kas yra su tuo jaunimu dabartiniu? Tais dainininkais, kurie nori... Labai, žinai, kad daug yra nuostabiai gerų balsų. Mano laikais tiek nebuvo. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad žmonės turi prieigą paklausyti gero muzono, žinai. Okay. Kai aš augau, aš labai nedaug turėjau informacijos. Ir jeigu mano kartoje buvo ten 20 dainininkių, žinai, iš kurių ten kažkiek nuostabiai dainavo, kažkiek vidutiniškai, žinai, bet vis tiek tai yra 20. O dabar matom per visus šou, ne, kiek yra daug gerų balsų, tokio kaip, kokį čia žodį dabar panaudojus, tie molio, ne, medžiagos. Aha. Medžiagos, ne, tik tai ką statom, žinai, koks tikslas. Aha. Kur tu dėsi savo balsą? Ar tu sugalvoji, kam tau tas balsas reikalingas ir kam tu čia jį dabar rodai? Koks yra tie, kurie sugalvoja, kam? Tai va taip ir įvyksta, o čia vėl pargrįžtų. Kaip žiežirba, žinai, kaip gražiai dainuoju ir kas iš to. Žinai. Gal nelaikas. Tęstinumo nėra kur tęsti. Reikia sugalvoti, kur tęsti. Supranti, aš esu taške A. Taip. Į kokį aš noriu tašką? Ar į B, ar į C? Bet tada mokytojai ir turi padėti. O labai daug kas nori eiti iš karto iki Z, bet nesupranta, kad reikės praeiti ir A, ir B, ir C, kad nėra. Bet čia dabar šiuolaikinio jaunimo yra problema, nes visi mato social media, kaip tu tampi influenceriu ir atrodo nieko nedarai ir tu uždirbi šaibas. Ir dėl to, kad degalinė iš karto vienu mygtuku pasidaro kavą. Ir ką ir sakau. A, tu supranti. Supranti. Oi. Yra į pabaigą jau. Aš galvau, kad tu jau man duosi ranką. Tai va. Ne, kažkas dar įmytė kažkokiu. Šitą pagaliu aš galiu pamaišyti. Ačiū labai, Elvi, tau, bet šiandien jo neturime normalaus laužo. Kaip sakant, kokie pašnekovai, tokie, blėt, dūmų mašina. Dūmų mašina, aš tau sakau, man tai labai taip tinka. Dabar, žiūrėk, turime, ane, tų žvaigždžių, ane, dabar daug ten tų dainuojančių šūdamalą, ne, didžioji dalis. Dar irgi, žinai, kaip aš šitai pasižiūrėčiau, kad užteks visiems vietos. Kol užtenka klausytojų visiems, tai vadinasi,
nu, ir yra ir ta muzika, žinai, reikalinga, kuri galbūt man nelabai patinka, ne, arba tau. Ir žinai ką, aš kažkaip dar tokį dalyką prisiminiau, kai aš alternatyvesnę muziką dainavau, va tada pas mane buvo piktumo, kad kas čia žinai per popsas, kas čia per šūdas, kodėl čia nais turi būti, žinai. Ir supratau tokį dalyką, kad pikta kitiems muzikantams, ant kitų muzikantų būna tuo atveju, jeigu tau trūksta publikos. Ne? Aš nemačiau nei vieno gyvenime popsisto, pavadinkim taip, kuris laikytų pyktį ant alternatyvščiko, žinai, kuris turėtų kažkokių pretenzijų, žinai, kad turėtų iš vis laiko pagalvoti, žinai. Tai, o tą, kad nuspręsti, kad šitas geras, o šitas blogas, vėlgi aš ir čia nesu guru, žinai, patinka, nepatinka, geras, blogas, ar reikalingas, ar gali būti, ar gali dalyvauti scenoje. Publika pasako, ar gali dalyvauti, ar negali dalyvauti. Jie arba ateina, arba neateina į koncertus ir viskas, arba nusiperka bilietus. Ir tik tai nereikia man aiškinti, žinai, kad čia publika būtinai lavinti, žinai, kažkaip reikia. Yra tų lavintojų. Viskas tvarkoj, yra, atsirenka publika. Ir negali būti visi išlavinti pagal, skaityti tik tai tas knygas, kurias turi skaityti. Kitiem nereikia. Žinai, taip ir užteks visiems vietos. Tau užtenka publikos. Aš labai gaila man. Ar užtenka publikos? Man jos užtenka, aš ją vertinu kiekvieną ir aš lauksiu visų. Taip. Aš nebuvau tavo paskutiniam koncerte, kuris vyko čia didžiausias, ne? Tavo jo kol kas didžiausias, jo. Jo, kiek buvo žmonių? 75% salės kompensuos. Okay. Fainai buvo. Nieko neatsimenu. Tai buvo kai toks. Žinai, ką aš atsimenu? Ne. Ačiū Dievui, kad yra nuotraukos ir pafilmuoti. Labai gražios nuotraukos, labai. Jo. Aš pirmas 5 dienas bandžiau atsigauti ir galvoju, reikia prisiminti, kaip ten buvo. Ir aš atsimenu 2 klaidas, kurias padariau. Ir tu supranti, Kilčiauskienė, atsimink, taigi tikrai turėjo būti ir gražu kažkas. Ir vėl tas, blemba, tu padarėjai 2 klaidas, žinai, kur, aišku, publika nepastebėjo tų klaidų. Bet aš žinau, kad aš padariau 2 klaidas. Kokias? Per gabalą, kiek buvome verti ir neįstojau per gabalą kartoji man ten, kur turėjau įstoti. Grauži save. Jau nebe. Bet, jau vis 5 dienas buvo tas. Jo. Taip, toliau yra, žinai, reikalų. Kada sekantis koncertas? Tu vėl būsi Palangoj galbūt? Aš žinok, būsiu ir Palangoj porą kartų šią vasarą. Tai Oldmane Palangos, tada vasaros terasoje būsiu birželio, man atrodo, gal 4. Aš visada savo tinkluose paskelbiu koncertus. Ir dar birželio 5 būsiu Kaune vienintelį kartą šią vasarą, tai Pažaislio vienuolyne. Bet ateikit, kas norit į Instagramą, kas norit į Facebooką ir rasit info. Ačiū. Ir tu ateik. Čia ta, kuri neaiškina. Tau aš galiu. Ačiū, faina buvo. Ačiū labai. Liuksas. Ir nesušalau. Jo, yra labai šilta ir nustojo vėjo nebėra. Žinai, kodėl aš čia krapštinėjus visą laiką, tu pasižiūrėk, kokią aš apatinę maikę užsidėjus, tokia, žinai, kur mes visi turim tas apatinės maikės, žinai, kad po apačią tiks. Ir aš, kaip čia į interviu, taip, aš nemaniau, kad išlendinės, tokia, po apačią tiks. Šilčiau, tu man sakai, apsirengti, tai aš šilčiau. Apsirengiau. O, Jėzau, kaip gera gyventi. Aš žinau, nebeturiu jau tų šiltų maikių, jau viskas. Aš galvoju, šiandien ir pliusas, galvoju, man atsibodo jau dėtis tų visų termo rūbų, nes pastoviai sėdi visus tuos intervus. Geriau nusiplikėsiu kojas su šiltukais. Naujos technologijos. Gerai, viskas, uždaroma, ne? Jo, viskas, uždaroma. Bet rimtai dabar uždarom.
Dabar parūkysiu ir išgersiu čia rūkutę. Jau tikrai uždarom.